Labas Martyna, pas mus šiandien studijoje yra Martyna Petrėnaitė. Tai va, jinai pasipasakos apie save daugiau, kas yra, ką veikia ir panašiai. Tai realiai nuo to galim ir pradėti, kad auditorija tave pažintų. Tai matot, ne vėl tai kamolį, tai bus ir krepšinio temų nemažai. Tai gali ir pristatyti iš tikrųjų, pasipasakot apie save, apie krepšinį. Turi ir parduotuvę savo fizinę, drabužių, sportinių rūbų. Tai gali pasipasakot apie savo veiklas. Tai sveiki visi. Labas. Tai man vardas Martyna, nebesikartosiu, bet gyvenu krepšiniu, dauguma mane žino galbūt iš krepšinio. Kažkiek tai dabar daugiau, ypatingai Kaune, galbūt mane žino kaip parduotuvės Pamaiva įkūrėja. Kaune turėjom 2 fizinės parduotuvės, tačiau dabar išvykstu žaisti į užsienį krepšinio, tai neišeina tiesiog suderinti visko, tai šiuo metu tik liks e-shopas. Bet pagrinde tai esu užkietėjus sportininkė, krepšininkė, fanatikė, nežinau, manau, kad mes sportininkai gyvenam kažkokiam kitokiam pasauly, kur visiškai kitokios taisyklės, gyvenimo ritmas ir tos valandos kitaip skaičiuojas negu paprastam žmogui. Kaip sakau, dirbi ne nuo 7 iki 5, bet 24/7. Tai va, tai sporto fanatikė, sakyčiau, taip. Bet aš kaip suprantu, tai neturi tos vienos pagrindinės veiklos, nes tau tenka multitaskinti ir ties verslu, ir ties sportą, ar ne? Iš tikrųjų, didžiausia svajonė ir vaikystėje jau 1 klasės piešinius, jeigu mama atrastų, tikrai rastų, noriu būti krepšininkė. Tai pas mane vaikystės kambarys buvo visiškai visas vietoj, vazonų 100 gėlės, krepšinio kamuoliai sudėti, medaliai, plakatai, kėdė su krepšiniu, ten turi būti viskas su krepšiniu, buvau didžiausia fanatikė ir dabar tokia giliai širdėje esu, dabar šiek tiek gal išaugau už amžiaus, bet tikrai tokia buvau. Ir rinktinės jaunimo mane irgi vadindavo, nesakysiu kaip, kas pasižiūrės, draugės atsimins, bet visiškai krepšinio fanatikė. Bet sportas yra sportas, meilė, bet aš kaip visada sakau, gali labai daug norėti, labai daug dirbti, bet sporte reikia pakliūti ir tinkamu laiku, ir tinkamai vietoj. Tai vad būtent iš moterų krepšinio pusės žiūrint, tai iš sporto tu gali gyventi Lietuvoje, bet tu negyvensi taip galbūt, kaip tu norėtum. Tai aš niekada nenorėjau gyventi nuo algos iki algos, ne dėl to, kad man pinigai rūpėtų, bet dėl to, kad aš tiesiog noriu pažinti pasaulį, noriu keliauti. Ir sporte tiek daug valandų tarus salėje, noris kažką ir turėti ateityje, kažkokį tai būtent planą B. O nuo vaikystės mane tėtis įskiepijo tokį verslumo, tokią girslelę. Tai aš tą panaudojau būtent dasidurti prie krepšinio, nes aš kaip sakau, noriu turėti daugiau, tu ir turi daryti daugiau. Nes jeigu darysi taip kaip visi, tai ir bus taip kaip visi. Tai kažkaip nuo pat vaikystės man niekad nebūdavo gėda iš tikrųjų dirbti daugiau ir daryti daugiau. Kaip čia krepšininkė turgui stovi ir drabužius pardavinėja. Su tėčiu važiuodam visokius bagažinių turgelius į turgus, aš ant mašinos kapoto dar būdama 10 metų vaikas susidėdavau žaisliukus, kurių man nereikdavo. Nes aš svajau įsigyti savo krepšinio kėdus pirmuosius. Ir tėtis pasakė, ir labai džiaugiuosi, nes tikrai galėjo tuo metu nupirkti tai, ko mes norim su sesė. Bet sakė, kol tu nenusipirksi pati kažko, ko labai nori, kažkokio brangaus dalyko. Nes visi sakydavo klasiokai tada, tai kaip tau tėvai negali nupirkti? Taigi viską gali leisti, sakau, taip gali leisti, bet aš visą gyvenimą būsiu dėkinga už tas pamokas, kad tos krepšinio kėdus aš pati nusipirkau, rinkdama po kapeiką turgui ir aš dėl to žinau tą pinigų vertę, bet būtent moterų krepšinis Lietuvoje nėra kaip vyrų krepšinis. Kažkaip sakau, Lietuva nėra krepšinio šalis, yra vyrų krepšinio šalis. Kad ir kaip bebūtų liūdna, bet atsirado laikui bėgant tokia situacija, kad aš iš kitos verslo veiklos pradėjau uždirbti daugiau negu iš krepšinio. Ir man tada visi sakė, numesk sportą, susitelk į vieną, bet aš visada pasakydavau, kad man gyvenime nėra viskas apie pinigus ir dėl pinigų. Man sportas yra visas gyvenimas, tai kuo aš kvėpuoju, kuo gyvenu ir ką aš noriu daryti, todėl man antras darbas padėjo išlaikyti save, kad galėčiau tą krepšinį žaisti. Vis dėlto treniruotės, vasarą pasiruošimai, individualios treniruotės jos kainuoja. O jeigu tu sezono metu neuždirbi tiek, kiek norėtum, net ir taupydamas, tu galbūt savo negalėsi to leisti. Tai va tokia liūdna, graudi situacija yra, bet būtent dasidurdamas su kitu darbu aš galėjau išgyventi tą krizę, kai galbūt krepšinis mane nešė tiek pajamų, kiek norėčiau, bet galų gale tas ateina. Darbas tikrai atsiperka ir va būtent taip pat radau dar tą 3 prieš 3 meilę, būtent šito kamuolio.
nes visiems iš karto paskui žiūrovai, čia nėra tas pats kamuolys, kaip žaidžiam 5 prieš 5. Jis yra 6 dydžio kaip moteriškas, bet svorio kaip vyrų 7. Tai yra visiškai kitoks kamuolys, skirtas 3 prieš 3 krepšinį. O 3 prieš 3 krepšinį, tai nežinau, kai aš jį visą laiką labai mylėjau, man patiko toks grubesnis sportas, aršesnis, niekad nebuvau inteligentė aikšteliai, tokia kovotoja, juodą darbą mėgdavau daryti, ko kiti galbūt nemėgdavo. Vyrų turnyruose visada visus, nežinau, jeigu galima tai pasakyti, užknisdavau, nes visur prašydavau dalyvauti ir vyrų grupėse, nes moterų nesusidarydavo. Tai tikriausiai tie vyrukai dabar žiūri, jeigu manęs nekenčia, atsiprašau. Bet ta meilė krepšiniui 3 prieš 3 mane atvedė prie to, kad galėjau vėl iš naujo pamilti tą krepšinį ir vėl tą tokią aistrą, kaip vėl iš naujo įsimylėti kažką naujo, tai taip su 3 prieš 3 nutiko. Tai dabar pagrindinė veikla, sakyčiau, krepšinis, nes už porą savaičių išvažiuoju žaisti į Ispaniją profesionaliai, o tiesiog verslas man leido išgyventi tai, kad galėčiau žaisti krepšinį, o dabar verslas yra mano planas B. Galbūt po karjeros, vaikai, visa kita, pratęsiu tai daugiau. Nu, va čia tai stipriai žangėlė buvo. Ok, bet viskas faina. O esi galbūt su kokia Lietuvos krepšinio žvaigždė treniravusis, ar ne? Nebūtinai iš moterų, iš vyrų, tu prasme. Dar kaip tik dabar iš tikrųjų buvom su sužadėtiniu Kamilės Natiskaitės, dabar Vanderhorst vestuvėse. Ir kaip tik su Gintarė Petronytė, kuri baigusi karjerą, Lietuvos mūsų vis tiek pažiba. Tai aš dar kaip tik kalbėjom prie stalo, sako, ar tu atsimeni, kaip tu vaikas būdamas 14 metų, sako, atėjai pirmą kartą treniruoti individualią su manim. Aš, sakau, tą jausmą atsimenu kaip vakar. O Dieve mano, treniruosiu su Gintarė, tai man buvo kažkas tai tokio ir aš kažkaip lygiai su ta pačia Kamilė, visos tos krepšininkės, jos man buvo idealai. Aš jų plakatus kabindavausi, ypatingai ir Rimos Valentinės, o paskui 16 metų gavau žaisti pakvietimą jų ten ir jinai buvo mano komandos draugė. Tai aš jau buvau kaip vaikas komandai, bet Rima Valentinė iš vis yra pasakiškas, stebuklingas žmogus. Tai man taip pasisekė ją sutikti ir dabar iki šiol palaikom labai šiltus gerus santykius. Visuomet galiu pasiskambinti, pasišnekėti, išsišnekėti, paklausti patarimo. Tai iš tikrųjų teko treniruotis su nemažai tokių Lietuvos krepšinio žvaigždžių tiek komandose kartu žaisti, tiek vasarą prasikirsdavo keliai iš tikrųjų. O 3 prieš 3 krepšinį mes sutinkam labai daug ypatingai žvaigždžių, nes komandos sudarytos iš rinktinių dažniausiai. Tai ateina ir Eurolygos įvairiausių žaidėjų, tai tikrai lygis labai labai aukštas. O su kuria žvaigždė labiausiai patiko žaisti? Tokios, kad labiausiai tai neturiu ir niekada neturėjau savo mėgstamiausių sportininkų ar sportininkės, kaip visi sakydavo, Lebronas, Kobe, taip, man ten yra krepšinio dievai. Vaikystėje nežinau, kiek Nike'as išleisdavo kolekcijų, tos visos maikės mano būdavo, nereikdavo man nei suknelių nieko, bet tos maikės visos turėdavo būti man gražiai sulankstytos, sudėtos ant pakabų, ten mano būdavo, bet ir yra, tarp kitko. Tai, bet kažkaip niekad neišskyriau kažkokio vieno žaidėjo, nes mano nuomonė kiekvienas žaidėjas turi kažką tai tokio, ko neturi kitas. Vienas galbūt yra žiauriai geras puolime, niekaip jo neapdengsi. Bet kitas yra žiauriai geras gynyboje, pro jį niekas nepraeis. Tai aš tiesiog kažkaip žaidėjus vertinu ne kaip vieną esybę, bet tiesiog, kad kiekvienas atneša kažkokią naudą ir jie visi reikalingi. Nes komandoje būna, tarkim, galbūt kažkokia žvaigždė, kuri meta po 30 taškų, bet galbūt yra tas 11-12 žaidėjas, kuris mažiau matomas, bet galbūt jis pats geriausias gynyboje. Statistikoje nuo to nesimato, bet kažkodėl jį ima patys geriausi klubai. Ir samdo patys geriausi klubai. Tai iš tikrųjų aš niekada nesureikšminau tokių kaip krepšinio žvaigždžių, nes aišku žaviuosi, lygiuojuosi, bet manau, kad daug žaidėjų yra ir apie kuriuos mes nežinom, verti labai irgi didelio dėmesio. Geras, man patinka, kad tu taip viską detaliai papasakai, nes man pačiam... Kalbėsiu, tai užčiapkit. Aš asmeniškai per daug pats tame nenusimanau, tai todėl buvo labai ir įdomu dar pakviesti dėl to. O gal dar gali papasakoti, pavyzdžiui, apie savo pasiekimus šiaip karjeros krepšinio būtent, ką esi pasiekus? Tai Lietuvos čempionė pirmą kartą tapau 16 metų su Utenos krepšinio klubu. Paskui buvau išvažiavusi į užsienį, porai metų, Italiją, Vokietiją. Paskui grįžau čia. Lietuvoje tokių žemesnių pasiekimų nebuvo.
tačiau vat pasinėriau tą 3x3 krepšinį ir savo pasakiau, kad pirmą turnyrą aš buvau 5 žaidėja, važiuoja tik 4. Pasakiau, kad sekantį turnyrą aš nežinau keliais, eisiu, viską padarysiu, bet aš būsiu ir žaisiu su jom, nes tuo metu kitos komandos draugės, jos man buvo idealai. Žiaurus idealai, kur aš žiūrėdavau per telką ir galvojau, moterų rinktinės starto 5, kaip aš pasvajoju žaisti su jom. Ir aš galvoju, dabar kiekvieną treniruotę, nuo dušės, nuo 1 minutės iki paskutinės aš taip pat dirbsiu. Bent jau jeigu nepaims, tada žinosiu, kad aš viską padariau. Tai tada vat prasidėjo mūsų ta krepšinio 3x3 labai faina kelionė. Tai pasaulio čempionate užėmėm 4 vietą, kas iš tikrųjų turėtumėm liūdėti 4 vietą. Aišku, tuo metu tai labai verkiam, liūdna buvo, širdis skaudėjo, nes atrodo tiek pritrūko iki tų medalių, bet čia buvo mūsų pirmas pasaulio čempionatas ir daugiau nieks nėra pasaulio čempionate aukštesnės vietos moterų laimėję. Tai vat būtent tada į mus pasižiūrėjo ir varžovės kaip, čia ir lietuvės ir jos moka žaisti krepšinį. Tada vat vasarą pirmą kartą laimėjo moterų masterį, kas yra irgi labai didelis pasiekimas, nes irgi niekas dar nebuvo jo laimėję. Patį pirmąjį masterį, kai dalyvavom, tai mes prie paskutinių vietų buvom, bet realiai po metų mes jį laimėjom. Tarp kitko ir prieš tą komandą žaidėm finale, kur dabar olimpiadai medalius turi. Tai iš tikrųjų tas 3x3 sportas labai dinamiškas ir visiškai kitoks. Kaip dabar visi vertina 5x5, 3x3. Jeigu čia dabar ateitų tas žaidėjas, tai čia patrauktų tą komandą, taip nėra. Mes daug pavyzdžių turim, kaip ateina Eurolygos ir kiti geresni žaidėjai ir jie dingsta tame krepšinė, nes čia yra kitas sportas. Tai vat būtent masterį laimėjom ir vienas įsimintiniausių turbūt. Praeitą vasarą buvo pati įsimintiniausia, iš tikrųjų tas mūsų toks didelis sunkus darbas atsipirko, nes jau buvo 5 metai be atostogų, kai pradėdavau sezoną 5x5 rugsėjo pradžiai, baigdavau ir iš karto po savaitės vykdavau 3x3 stovyklą, ten praleisdavau realiai visą vasarą ir tada baigdom rugsėjo vidury ir jau rugsėjo vidury pavėluotai aš jau su kitom jungdavausi 5x5, tai tas karavanas jau kokie 5 metai juda, kas yra iš tikrųjų mums sportininkam begalinis krūvis, kiti tai jis sako, jūs tai išpratėję iš vis. Bet vat mes tai darėm ir pasiekėm Europos čempionato auksą, tai Europos žaidynių auksą, Europos čempionato bronzą. Tai čia mums buvo patys pirmieji medaliai ir ypatingai Europos žaidynėse užliptam pakilos ir dainuot Lietuvos himną. Tai buvo kažkas tai gyvenime, kur dėl tokių akimirkų supranti, kad tu ir gyveni, tu ir žaidi, darai tą sportą. Labai gera istorija. Taip, po bronzą iš vis buvo nerealu, nes irgi mano sužadėtinis tame pačiame čempionate sidabrą laimėjo, tai iš tikrųjų būt abiem Lietuvos rinktiniai, tuo pačiu metu viens kitą galėt palaikyti. Aišku, ten jau santykiai būna, kaip sakau, ne kaip poros. Jau mes jau susitelkę į savo sferas, aš su savo komanda, jis su savo, nes 5x5 čempionatai vyksta ilgai savaitę, tarkim, o 3x3 atvažiuoji 2 dienos ir važiuoji namo. Tai ten turi tokią max koncentraciją išspausti, taip susikoncentruoti vieną dalyką, va šitą kamuolį, į savo komandos draugės ir nieko nematai aplink. Bet kai laimi medalį kartu su sužadėtiniu, tai kažkas tai neapsakomo gyvenime. Kai tu dabar viską pasakot, tai atrodo, čia reiktų filmo sukurti, kad žmonės tiesiog pamatytų, kažkada galbūt bus tokia idėja, bet tikrai skamba taip labai ambicingai, įdomiai, įtraukiančiai ir būtų, aš manau, visai toks įdomus atlikti projektas. Labai visi į vyrus koncentruojas krepšinį, bet mes moteris galbūt irgi kitasik labai daug pasiekėm, bet tiesiog nesam tokios matomos. Jeigu būtumėm daugiau matomos, tai ir motyvacija pakiltų jaunesniem žaidėjom, jos ateitų į sportą. Dabar, kai aš buvau 16, aš mačiau, kad moterų krepšinis buvo geram dar lygiai ir man buvo kažkokia tai motyvacija, kažko siekti. Bet dabar, ką mato jaunimas, liūdna, nes tikrai mažai tų medalių, mažai tų pasiekimų, tai tiesiog būtent per tokią liūdną situaciją ir tos mergaitės neturi to, ko kabintis ir ateiti tą krepšinį. Berniukai tai viskas gerai, jie visi nori eiti tą krepšinį, visi nuo mažens jau krepšininkas bus, bet su mergaitėm yra kitaip, tai aš labai tikiuosi, kad
daugiau įkvėpsiu jaunų mergaičių būtent, nes ateityje turiu planų daryti turnyrus savo vardu 3x3, būtent pritraukti jaunimą, mergaitės ir parodyti, kad jeigu vienam krepšinį, būtent 5x5, galbūt nepasiekiai to, ką norėjai. Aišku, ir aš norėjau žaisti ir NBA, ir Eurolygoje, gal dar žaisiu, ką žino, bet nebus visi geriausi, mes visi pradedam su svajonėm ir nebus taip, kad tu daugiausiai dirbsi, daugiausiai norėsi ir daugiausiai pasieksi. Taip nebus. Tiesiog sportas yra žiaurus iš tikrųjų ir tu turi pakliūti pas tą trenerių, kuriam patiksi, nes galbūt gali būti žvaigždė, bet atvažiuosi, treneris nemėgs ir tu sėdėsi suolo gale. Labai svarbu psichologiniai dalykai, traumos visiškai viską greuna. Man didžiausias pavyzdys yra mano sužadėtinis, kai 3 kartą į olimpiadą neišvažiuoja būdamas lyderių komandos, vienu iš lyderių būtent dėl traumos. Ir jis vis tiek stojasi, keliasi ir vėl bando pasiekti tą viršūnę. Tai man didžiausias autoritetas kol kas mano sužadėtinis, nes tiek jėgų turėti ir tiek namie atkentėti, kad tu galėtum vėl eiti sukandęs dantis ir vėl to paties siekti jau 3 ar 4 kartą. Ir jis vis tiek nesustoja. Tai mes abudu tokie namie fanatikai, nes aš įsivaizduoju, ne sportininkas su manimi išprotėtų. O vyras, ar kitko, sakė, gyvenime nebūtų su krepšininkė. Bet kažkaip atsitiko. O šiaip tas sportas iš tikrųjų jisai atneša ne tik sportą, jis atneša draugus visam gyvenimui, kelionės, pažintis, darbai. Tai aš būtent irgi mergaitėms sakau, kad eikite tą krepšinį ir nebūtinai jūs gal būsite tos krepšinio žvaigždės, bet jūs susirasite draugų, jūs užsiugdysite tas tokias savybės, komandiškumą, tiesiog buvimą komandai, bendruomeniškumą, tą tokį begalinį ryšį, tiesiog pagarbą komandos draugam, komandai, treneriui, tiesiog kovą su savim, charakterį ugdyti. Tai tiesiog labai daug dalykų tas sportas ugdo, savarankiškumą, ypatingai aš 15 išvažiavau iš namų, tai labai daug dalykų ugdo ir nebūtinai, jeigu ir nebūsi pačiu geriausiu krepšiniu, aišku, aš visiems to linkiu, bet svarbiausia nepasiduoti, nes kažkas kitas ateina su tuo, jeigu ne vienas, tai kitas. Tai aš taip tikiu. Iš to, kad tu pasakai, man tai patinka, nes atrodo, kad tu buvai sukurta krepšiniui, tavo sužadėtinis ir taip susijungiat jūs ir taip tokia motyvacijos viena bomba dabar namuose. Mes iš tikrųjų abu esam iš labai mažų miestelių, sužadėtinis iš vis yra iš Griškabūdžio kaimo, kur aš nežinau, gal dabar 300 gyventojų ir yra, aš iš Biržų, tai tikrai maži miestai, bet tas tikrai nesukliūdė, nes atsimenu vaikystėje, tai nežinau, kas mane galėtų išvyti iš krepšinio aikštelės, tai tėvai atvažiuodavo vidurnaktį pasimti ir tai dar porą metimų. Tai, vyras lygiai toks pat, tai niekas nesukliūdė. Iš tikrųjų dabar šiuolaikiniam jaunimui iš tikrųjų tikrai yra tokios geros sąlygos. Aš nenoriu sakyti čia mano laikais ir skambėti, kaip būdama, nežinau, labai jau vyresnis žmogus, bet iš tikrųjų dabar kiek tų stovyklų, kiek tų visokiausių individualių įgūdžių dalykų, kiek informacijos, medžiagos, kiek visko. Aš būdama ten 12-13, aš eidavau berniukų varžybų žiūrėti su draugiam, draugės aišku bernų žiūrėdavo, o aš viską rašydavau į telefoną ir sakau, ką tu čia darai? Sakau, žiūrėk, šitas kokį judesį padarė, niekur nemačiau. Ir aš kaip kokia durniukė žiūriu ne į tos vyrus, bet į tos judesius. Kaip jie čia padarė, kaip čia ką kitą dieną trenerė galima salės raktų. Einu, bandau, darau, per kūčias net užsidarydavau, man nieks netrukdydavo salį. Tai tiesiog mes abu tokie susižadėtinių. Netgi per kūčias. Sportininkam, tarp kitko, nėra švenčių. Galim metus, nežinau, 25 dieną galbūt būti laisvi gruodžio. O šiaip tai esu buvus komandų, kuri 24 sportuojam, paleidžia tik vakare, nesgi tik vakarienė. 25 nesu dar gal sportavus, bet 26 jau būdavo, kur vakare treniruoti. Tai, o dar kiti sakyto, tai negalit pasimti biletenį gal kokią, ar kažką palisėti, ar čia važiuokit žolinės, ar dar kažkas. Sakau, jūs baikit, sporte nėra tokių dalykų, tu dirbi visados. O jeigu nori turėti dar daugiau, tai tu dirbi ir dar daugiau. Tai iš tikrųjų tokių atostogų nėra. O dabar, kaip mes ypač sužadėtiniu abu per tos 2 sportus, nėra tokio dalyko. Va dabar maniškis išskrido į masterį, jisai grįž sekmadienį, mes pabūsim 1,5 dienos, jis tikriausiai vėl išvyks į Europos čempionatą, grįž ir aš tą pačią naktį įskrendu į Ispaniją sezonui. Tada jisai irgi skris iš karto į, man atrodo, Kiniją, tada Mongoliją negrįžtant. Tai vat visi tokie savaitgaliai, tas krepšinis, mes net patys nesimatom. Tai visiškai kitoks tas gyvenimo tempas, nei tu antros pusės labai matai.
bet tu tiesiog, kai žinai, ką taip stipriai myli ir kai antra pusė tokia laiminga, jeigu kažkas sekasi ar turi atsiremti, kur nesiseka, nu tai va tame ir viskas yra apie sportą. Tai aš tiesiog sakyčiau, kad visas jaunimas eitų į sportą, nes išsiugdys kažkokių tai savybių savy ir daug dievo pasisektų ir visko, bet tikrai neįmanoma šiuolaikiniam sporte be traumų ir taip toliau. Tai visko bus, bet reikia, manau, tam ir nusiteikti. Bet aš visada sportą iš tikrųjų prilyginu amerikietiškam kalneliam. Kad visi sėda į tą patį traukinį, nes visi nori būti geriausi krepšininkai. Visi sunkiai dirba, kyla į tą kalną, pačioj kažkurie pasiekia tą viršūnę ir yra fantastiškas jausmas, nes dėl tokių akimirkų tu gyveni. Bet tai trunka taip trumpai ir tu vėl atgal leidėsi ir tu vėl dirbi. Ir pusę to traukinio jie išlipa, nes vėl iš naujo reikia dirbti, traumos atsitinka vėl. Tai iš tikrųjų žiauriai daug kas, kaip sakau, atsisijoja ir tiesiog išeina iš to sporto. Ir vat būtent tie, kurie ir pasiekė, tai yra tie, kurie lipa ir į antrą, ir į trečią traukinį, ir vėl iš naujo, bet niekad nežinai, galbūt už posūkio yra tas dar didesnis kalnas, apie kurį tu net nežinojai. Na, žodžiu, man iš viso to, ką tu pasakai, tai tu man esi tas toks konkretus pavyzdys, ką reiškia laimėtojas ir pralaimėtojas. Ir auditorija tikrai supras, kokie dabar yra skirtumai. Tiesiog nėra laimėtojo be pralaimėjimo, aš taip sakau. Nu, jo, bet aš turiu menį, žinai, patikslinsiu tada, ką aš dar turiu menį, kad ką reiškia, kai tu sakai, kad tuo metu nežiūrėjai vaikinus, o kas kokį judesį atliko ir panašiai, tai tą ir turiu menį, kad čia tai yra to laimėtojo dvasia, kuris, ta prasme, neįdomu nei vaikinai, nei ten kaip kas atrodo, ta prasme, tu grinai nuo mažens dirbi jau ties to krepšinio, tai tą turiu menį, kad laimėtoja ta dvasia, žinai, kur tu rašaisi, žymėsi, net geini daryti, net per kūčias, ką kiti sakytų, per kūčias nejuokinkit, aš tai einu, ten silkės ar dar kažko pavalgyti. Taip, vienas svarbiausių dar dalykų yra, kad nežiūrėti pinigus, nes viskas netame, nes aš tikrai karjerai turėjau geresnių pinigais pasiūlymų, kur galėjau eiti, bet aš to nepadariau, nes aš būčiau žinojus, kad taip, aš būčiau gavus garbę, daugiau pinigų, bet būčiau sėdėjus, pavyzdžiui, suolo gale. Ne, aš visą laiką renkuosi tą komandą, kurioje aš patobulėčiau, kurioje aš augčiau kaip žmogus ir kaip asmenybė ir kaip krepšininkė svarbiausia. Nes tada aš žinau, kad tie pinigai, jie kažkada ateis, kažkada grįš už tą darbą, bet niekada nežiūrėti pinigus. Kiek girdžiu, čia tokia main pamoka pas tave, ar ne? Viena pagrindinių iš tikrųjų, nes jeigu aš būčiau žiūrėjusi pinigus, aš būčiau pasirinkus galbūt išėjusi verslą, bet dabar man krepšinis yra pagrindinė veikla, bet jeigu aš nebūčiau užlaukus to momento, galbūt aš nebūčiau išėjus, bet aišku, aš tokia užkietėjus, taip myliu krepšinį, aš būčiau vis tiek likus sport, bet tikrai yra daug krepšininkų, kaip liūdna, kurios, pavyzdžiui, iš krepšinio tiek uždirbdo, kad negalėdavo išgyventi ir, pavyzdžiui, išeidavo kitą sezoną vietoj krepšininkės dirbti, pavyzdys į Lidlą. Tokia realybė ir yra labai liūdna iš tikrųjų, nes tikrai galbūt būtų labai daug perspektyvių žaidėjų, bet tiesiog išeina kitur, nes yra socialinės garantijos, yra tiesiog konkreti alga, o sporte būna visko. Visi mato tik tą, oi, laimėjimai, pergalė, medaliai, čia kaip faina, bet nieks nemato, kai tau yra traumos, kai tau ten, nežinau, tiek dalykų visokių yra, kur, nežinau, kelionės, nuovargiai, kur niekas tokių dalykų nemato. Tai iš tikrųjų vadovautis tą taisyklę, kad pirmoji vietoje ne pinigų žiūrėtų, o ten, kur tu augtum ir tobulėtum. Labai gražios vertybės ir tikrai geros. O kokie tavo šį pomėgiai yra už verslo ir krepšinio ribų? Tai juokiamės iš tikrųjų su sužadėtiniu, kad stengiamės mes namie vengti tos krepšinio temos, nes būna po rungtynių grįžtam ir jeigu man nepasisekė rungtynės, aš baisiai susigrūzinu, baisiai sapnuoju naktį, ne veltui turiu ir migreną, nes per daug visada pergalvoju, per daug permastau, nes būdavo ir vaikystėje, kad grįžtu, ten moksleivių lygoje rekordą buvau padarius, man atrodo, niekas ir dabar nėra jo pagerinęs. Tai buvo gal, man atrodo, ten 30 taškų ir man atrodo, gal 30 ant kamolių, efektyvumas 50 keli, nesvarbu ten tos detalės. Senelis mano didžiausias fanatikas, jis turi visą knygą, rašosi viską nuo pat mano istorijos pradžios. Oho. Tai ten jau iškėties fanatikas. Jo, tai iš tikrųjų, bet aš grįždavau namo ir aš verkdavau.
nu kaip nenormaliai ir tėvai sako, nu kas dabar čia tokį rekordą, viskas. Bet sakau, 4 klaidos. Nu visi juokis, sakau, bet 4 klaidos ir man būdavo viskas. Tai kai gavau tą migreną, supratau, kad turiu kažką ir tarp savęs keis, nes tiesiog psichologiškai, kaip žmogus per daug pergalvodavau ir būdavau perfekcionistė ir mokyklai. Ten visi 10, muzika 9, atsimenu, vienais metais buvo. Tai Dieve mano, aš nežinau, tą dienyną von, nežinau, pro langą, nes 9 muzika. Ar man dabar svarbu, kiek už tą muziką buvo, už chemiją ar kažką, dabar nuoširdžiai nesvarbu. Geriausia mokykla gyvenimas, aš taip sakau, bet va tokia perfekcionistė va būdavo iš tikrųjų. Tai, bet nukrypau čia nuo temos, iš tikrųjų tai labai mėgstam su sužadėtiniu keliauti. Nors ir sporte atrodo daug keliaujam, ypatingai vyras būna su 3x3, tarkim, vieną savaitgalį Brazilijoje, kitą Japonijoje ir visi, tai kaip ta Brazilija, nu ką aš žinau, sako, viešbučiai taip. Viešbutis neblogas buvo, sako, oro uoste, ką žinau, paprastai. Tai iš tikrųjų mes matom tik aikštelį ir viešbutį dažniausiai. Nu, kartais gaunas kokią dieną atvažiuoti, bet fokusas yra visiškai ne tas, tu ruošies varžybom atvažiavęs ir tu negalvoji apie keliones. Nu, po varžybų jau arba liūdėsi, arba laimė kažką šventi, jau išeini pasižmonėti, pasižiūrėti, kaip tas miestas atrodo. Arba tą pačią naktį būna, po kelių valandų turi jau skristi atgal. Tai tokios kelionės ne su krepšiniu, o kad grinai dviese pabūt pakeliaut, tik aišku mes dar nedagyvenam iki savo svajonių kelionių, dėl to, kad paprasčiausiai nėra laiko, neturim dažniausiai metus ir net tokios pilnos savaitės laisvos, kad būtų galima nedaryti nieko. Tai dar neturėjom iki tų, bet ateity, manau, tiek prisikeliausim už tą laiką, kad tikrai bus. Bet dažniausiai būdami namie po treniruočių, tai tiesiog mėgstam klasikinis dalykus, žiūrim Netflixą, mėgojamės terasui, kepam kažką, susitinkam su draugais, nes draugus labai apleidžiam, nes tiesiog neturim laiko, tai stengiamės jiem atrasti laiko šeimyną kuo dažniau aplankyti, tai toks mūsų labai paprastas, kažkuo neipatingas laisvalaikis. Nu, buvo vis tiek įdomu sužinoti, kas slypi iš tos krepšinio dvasės. Bet aš tikiu, kad jūs turit, kai su krepšinio reikalais, varžybom keliaujat, ir suprantu, kad turite tokią tunelio viziją, bet vis tiek gal yra šalis, kuri labiausiai paliko įspūdį per kiek teko keliauti. Nu, kad ir krepšinio varžybom. Tai krepšinio varžybom tai vis tiek atsiminčiau labiausiai tas šalis, kur medalį kažkokį laimėjom. Bet norėčiau išskirti Antverpeną, kur maniškis man pasipiršo laimėjęs sidabro medalį pasaulio. Live transliacijos metu, tai iš tikrųjų va čia buvo pats įsimintiniausias miestas, vieta, nes tiesiog įvyko mano, nežinau, svajonė. Mes susipažinom 3x3 aikšteliai, susižadėjom 3x3 aikšteliai, tai dabar vestuvių reiktų 3x3 aikšteliai. Jeigu kažkokių idėjų turit, prašau, parašykit. Tai va, tai iš tikrųjų gal dėl to va ir įsimna ne kiek miesto grožis, tarp kitko Antverpenas irgi labai gražus Belgija, bet vat, būtent tokie momentai tą miestą padaro įspūdingesnį. Ir tarp kitko Paryžius, nes 2021-aisiais, man atrodo, buvo mūsų Europos čempionatas ir jis vyko tiesiog po Eifelio bokštų, tiesiog žaidė rungtynės ir šviečia visas Eifelis. Pilna žiūrovų, čia buvo tik po koronos. Tai iš tikrųjų tokios emocijos ir pažaisti tokio aikšteliai, tai wow, nes tu žaidi, meti baudą ir kad tik tais nesumirksėtų tas Eifelio bokštas, atrodo. Jo, dar esam žaidę Rumunijoje parlamento rūmuose, kur irgi meti tritaškį ir atrodo baisu nepaliestų liustrų labai prašmatnių. Tai iš tikrųjų 3x3 dar leidžia tokias vat vietas išbandyti, kur tu net neįsivaizduotum sporto, bet va ten viskas vyksta, tai irgi labai faina. Austrijoje irgi, pavyzdžiui, rungtynės su funikulierium keldomės, nes buvo aikštelė padaryta pačiam kalne viduj, tokiam kaip urve. Tai nerealiai iš tikrųjų. Kiekvienas varžybas keliasi funikulierium, leidėsi ir ten tiesiog atmosfera tokia, kur, wow, 5x5 niekada tu nepadarysi. Ok, super, įdomu. O dar lietėm ir pradžiui šiek tiek dėl uždarbio krepšinį. Bet ar įmanoma, pavyzdžiui, tiek pragyvent ir dar pasiekti savo, įgyvendinti labiau negu pasiekti savo svajonės, būtent tik su krepšinio uždarbiu, pavyzdžiui? Tavo situacijai. Įmanoma tikrai. Aišku, jeigu būčiau likusi žaisti Lietuvos lygoj, tai nuoširdžiai neturiu ko slėpti. Tikrai
gyvenčiau gerai, bet negyvenčiau taip, kaip norėčiau. Galbūt vis tiek jau skaičiuotumeisi, galvotumeisi. Užsienį kitokios pajamos. Vat pernai žaidžiau irgi Vengrijoje, Budapešte. Tai vat irgi nerealus, tarp kitko, Budapeštas, nerealus miestas, teko pagyventi ir po treniruočių sekmadieniais laisvadienį turėdom, turistaudom, tai labai fainas miestas irgi, labai daug ką verta pamatyti, tikrai rekomenduoju, o šiaip tiesiog užsienį yra geresnės finansinės galimybės, bet Lietuvoje žaisdama aš derinau verslą su krepšiniu, tai todėl aš per 2 darbus pasidarydavau tiek, bet iš tikrųjų krūvis gaudavosi nežmogiškas iš tikrųjų. Būdavo taip pati dirbi aikštelį, tai man būdavo darbas toks, galva dirba, psichologija daugiau, o tada tiek pavargęs, nueini ir išsikrauni visiškai fiziškai, kad vakarė jau krenti į tą lovą, nieko nebenori. Ypatingai, kai parduotuvė pirmą fizinę atsidarėm, tai aš atsimenu, mes tiek dirbdavom, kad kuo greičiau ją atidaryt, užmigdom ant tų drabužių maišų, atsikeliu, oi kiek valandų. Kita antrą parduotuvę, kai įsirenginėjom, tai atsimenu, atidarimą ateina pora, sako, mes čia kaimynai. Sako, kada jūs miegat? Sakau, ta prasme. Sako, mes einam, sako, einu į tualetą naktį, žiūriu 3 nakties, dega šviesa pas juos, sako, vaikštoje, ten kažką grėžia, tvarko. Sako, kitą dieną ateinu, sako, žiūriu 6 ryto, jie vėl, sako, ten šviesa uždegta. Ateinu, sako, vakare vaikus galit, 6 vakaro, jau vėl, sako jie. Tai sako, kada jūs miegat, sako vaikai, ar jūs, sako, gyvenimo neturit. Tai iš tikrųjų to net nereiktų iš tikrųjų to daryti kaip mes, nes mes abudu tokie darboholikai, nebijau to žodžio, nes tikrai esam darboholikai, tai kartais perspausdom save, kas būdavo to pasiekmė, kad paskui imunitetas nusilpsta ir tiesiog ant tiek išsikrauni, kad būna nieko nebenori, kokias 2 dienas atrodo nieko nebenori tu matyti, nes tiesiog perkrova įvyksta automatiškai, nes tu dirbdavai iki negaliu, bet ir dar daugiau. Tiek sporte, tiek tenais. Tai iš tikrųjų abu dalykus taip daryti vienu metu, neįmanoma. Todėl aš ir dabar šiek tiek, buvo žiauriai skaudu uždaryti abi fizinės parduotuvės, bet priėjau prie tokios išvaizdos ir sužadėtinis irgi sako, kad, Martynas sako, dabar tu pildyk svajonės, daryk, ką tu nori su sportu. Sako, jau tiek atidirbta, kad mes turėjom pavyzdžių, kad tikrai abu dalykus daryti yra super sudėtinga, įmanoma, bet tada kažkur kažkas biškutį pakenčia, tai šiuo atveju buvo sveikata, tai sako, turėk tą parduotuvę, sako savo antrą tą planą B, nes man žiauriai patinka bendrauti su žmonėm ir tas gyvas ryšys, dabar visi tokie žmonės internetiniai, pirkti internetu, viskas internetu, nedaug dievė kažkoks dydis, net tas ten kažkas brokas, mes aišku lietuvaičiai iš karto, oi čia tas anas, aš taip mėgstu tą gyvą ryšį, kai tu ateini, bendrauji su žmogum, viską išsiaiškini, viskas faina, tai ir priejau prie tos išvados, kad būtent uždaryta fizinė parduotuvė ir tiesiog šiuo metu palikti tokį kaip internetinę šopą, nes visada buvo tikslas būti tiesiog pigiausiais ir irgi nežiūrėti pinigų. Visi sakytų, tai ką jums čia taip apsimoka, tai pigiai pardavinėti. Sakau, žmonės grįž, pakvies dar tetą, močiutę, dėdę, visus draugus, sakau. Tai ir nežinau, man labai gaila ir dabar uždarytas fizinės parduotuvės, bet aš tikiu, kad po karjeros arba galbūt vaikai ar kažkas, aš vėl sukursiu tos parduotuvės. Aišku, bus laikas, kad vėl reiks įsivažiuoti, bet aš to dabar visiškai neuždariau. Tai turėsiu nuo ko atsispirti ir tikiuosi klientės visos atsimins mane. Irgi yra toks posakis, kad kartais reikia uždaryti geras duris, kad atsidarytų puikios duris. Tai galbūt čia irgi bus tokia tavo dalis istorijos. Taip, arba užsidarius, kaip sakant, vienas duris atsidaro visi langai. Iš to paties. O vis tiek galbūt, tiksliau kitas klausimas, o kiek tu apskritai, pavyzdžiui, jeigu nepaslaptis, aišku, kiek esi daugiausiai krepšinio karjerą uždirbus? Aš nežinau, kaip skaičiuojasi tas uždarbis, ar per vieną kartą, ar kažkaip sudėjus, galbūt per vieną kartą. Dažniausiai mes gaunam sezono kažkokį tai atlygį, bet taip konkrečiai negalėčiau vardinti, nes yra visos sutartys konfidencialios ir tai tiesiog atsiremtų man paskui iš klubų negerais dalykais, tai tiesiog apie tai dėl to nešnekam, bet... Jeigu apvalus skaičius, ta prasme, ne konkretus, o apvalus tiesiog. Tiesiog Lietuvoje, užsienį visai kita situacija yra, bet Lietuvoje moteris krepšininkės, jos gali uždirbti nuo 600 iki 2000 galbūt, 2,5, priklauso kokiam klube būsi, priklausomai ir būsi starto 5 žaidėja ir priklausomai, nes viskas labai sviruoja, taip, tu vieną sezoną gali taip, kitą taip,
bet labai sviruoja, kur tas klubas ir žaidžia, ar tik Lietuvos lygoje, ar žaidžia Europos tauriai. Tuomet kokio tu esi pajėgumo žaidėja. Gal vienas klubas, pavyzdžiui, ims 3 geras apmokamas, o visas kitas jaunas, neapmokamas arba tiesiog motyvaciniais pinigais vadinu. O gal kitas klubas jau turės pinigų 6 gerom žaidėjom ir tada kitos bus. Tai labai priklauso nuo tokios situacijos. Bet aišku, mes sportininkai dar turim galimybę, būtent su 3x3, pavyzdžiui, išsikovoti stipendijas valstybės. Kai už medalius gaunam stipendiją, tada kažkurį laiką, tarkim, ten metus arba 4. Tai tiesiog tie pinigėliai ir susideda, bet aš kažkaip sakau, niekad jų neskaičiavau, nes būdavo vaikystėje netgi 2 daugiau siūlo. Ir visi tai, kaip tu durna eik? Ne, sakau, aš neįsiu, sakau, aš ten sėdėsiu ant suolo, sakau, aš einu į konkurencingą komandą, kur aš turėsiu konkurenciją, pati savo galėsiu kiekvieną dieną įrodinėti, kad prieš kažką žaisti stipraus, kad būčiau dar stipresnė ir aplenkčiau tą žmogų. Bet aš visą laiką žaisiu, turėsiu progą įrodinėti, o ne tik ant suolo, kad, žiūrėkit, aš šiek gaunu. Tai va, bet iš tikrųjų ta situacija keičiasi. Dabar sekantį sezoną Lietuvoje turėsim netgi 2 komandas, kurios žais Europos taurės turnyruose. Tai iš tikrųjų tas lygis kyla, tai aš tikiu, kad ir tas finansinis klausimas šiek tiek pakils, pagerės. Ir ta situacija irgi pritrauks, nes kai man buvo 16 metų aš gavau 1 kambario bute gyventi Utenoj ir man 16 metų ir aš jau skaitausi profesionaliai, gaunu 1 kambario butą viena gyventi, gaunu algą, tai tada buvo visai dar kiti laikai. Ir aišku, mano 16 metų vaikas gaudamas butą, tai būtų vakarėliai, tūsai ir taip toliau, bet aš kai žinau vieną liniją, ko aš noriu, kad ir kaip sunku galbūt patikėti dabartiniam jaunimui, bet nebuvo nei vieno vakarėlio, nei vieno tūso, nieko, man būdavo viskas, sportai, poilsis, mokslai, bet nelabai aš tuose namuose būdavau, nes aš žaisdavau per 5 lygas, atstovaudavau Uteną ir Biržus už moksleivius, ir už 2 lygą, ir už vyrus slapta, visur, kur tik įmanoma, tai to laiko man ir apskritai nelabai būdavo kažkam kitam. Tai va tas finansinis klausimas šiek tiek jau sprendžiasi ir dabar jau situacija gerėja, tai labai labai tikiuosi, kad kuo toliau, tuo Lietuvoje bus dar geresnė vieta moterim. Tai kaip sakyti, išgyventi gali, bet... Svajonės pasiekti jau taip. Bet svajonės pasiekti yra sudėtingiau. Bet, tas ateina. Galbūt negaudama vienur pinigų, kažkur kitur kompensausi, kažkur kitam krepšinį laimėjau, gal kažkas versle pasisekė kažkur, bet turi eiti, daryti ir bandyti. O šiuolaikinio jaunimo, manau, didžiausia problema yra, kad jie labai visko nori greitai, čia ir dabar. Jeigu aš dabar neuždirbu tiek ir tiek, viskas čia ne man. Visokie psichologai tada šneka, visokie žodžiai keliami. Bet iš tikrųjų tai tiesiog pats turi daug dirbti ir daug įrodinėti savo, kiek tu gali, nes dabar visi labai gudrus, visi labai viską moka. Aš irgi esu vedus mergaičių treniruočių ir ateina 10 metų mergaitės ir jau jos viską žino. Jau jos pačios geriausios. Jom nereikia pamokų. Aš 16 metų ateidavau, atsimenu, irgi moterų rinktinę 5x5 pirmą kartą pakvietė. Aš ten visą žiūrėjau šaukštą, man pasakydavo, nesvarbu, kokia pozicija, eik ten, einu, bėg ten, aš bėgu. O dabar aš čia ne toj pozicijai žaidžiu, aš čia dar. Tai iš tikrųjų tam jaunimui palinkėčiau. Šiek tiek nebūt visažiniais ir tiesiog kuo daugiau įsileisti informacijos. Aišku, visa informacija nebus teisinga, bet labai visi šiais laikais viską žino, sakau, tai tiesiog jaunimui nebūt tokiam minkštam. Iš tikrųjų, leisti tas pamokas susigerti savį ir eiti per viską, bandyti, daryti ir ypatingai dar jaunų mokinukų tėveliams leisti vaikam patiem išsikovoti. Nes vienas yra dalykas palaikymas tėvų, kas yra nerealu, bet kitas yra, kai tėvai taip užgožia vaikus norėdami savo svajonę įgyveninti per juos, arba būtent kišasi labai treniruočių procesą ir dar, kas visiškai yra nepagarba treneriui komandai, tai irgi noriu, kad tas jaunimas, jie tas turėtų sunkesnės sąlygas, kad nebūtų viskas rožėm klota, nes jie tada supras, ką reiškia ir laimėti, ir pralaimėti, ir jie gaus visas pamokas, ir jie patys išsikovos tą vietą, nes išvažiavus į užsienį ar kažkur kitur, tu būsi kitam neįdomus ir tu vėl iš naujo turėsi kažką įrodinėti. O kokiu, pavyzdžiui, duotum patarimų merginoms, kurios nori tapti profesionaliom krepšininkėm? Galbūt, aišku, galbūt daug jų turi, bet galbūt keletą, pavyzdžiui, pagrindinių. Kokius galbūt 2, 3 arba gal 5, kiek turi, pavyzdžiui, jų? Pirmoji vietoj tai galbūt
norint būti krepšininkė, turi turėti kažkokį viduje jausmą, pamišimą tam sportui, kažkokį norėjimą. Taip, kad aš čia noriu būti krepšininkė. Nu, taip niekada nevyksta. Tai kažkokį turi iš vidaus turėti kažkokią ugnelę, norą, nes nežinau, mane kiek kartų tikrai buvo nubaudę iš viršaus, nežinau, bet vis tiek tu kėlėsi, ėjai, stojai, darėsi, traumos, treneriai. Kiek kartų esu pakliūs pas tokius trenerius, kur atrodo atvažiuoji žiauriai gerai, išvažiuoji žiauriai bloga, psichologiškai tokia sutalžyta, kad tiesiog taip išvadindavo, taip padarydavo mane, kad aš vieną kartą 2 savaitės esu verkus, kiekvieną mielą dieną ir tada net sužadėtinis sako, Martina, jeigu tau nebetneša čia laimės, gal jau baigiam, gal jau baigtų, bet tiesiog supras, kad tais momentais tu augi ir jų reikia. Ir būtent per tuos momentus tu ir tampi geresniu. Nes labai labai lengva būti krepšininkė, kai viskas tau sekasi. Oi, aš krepšininkė, man viskas sekasi. Bet niekada nebus, tai bus traumos, bus visko ir tada tu žinosi, ar tu tikrai gali būti krepšininkė, jeigu tu praeisi sunkumus. Ir dar žinoti, kad tu turi labai daug paaukoti. Pavyzdžiui, aš vaikystėje svajojau irgi užsidėti ten princesišką suknelę ar kažką, bet aš neturėjau nei išleistuvių, nei šimtadienio. Mano beveik visi gimtadieniai būdavo kokios rungtynės, varžybos. Tai iš tikrųjų pačius gražiausius gal tos momentus, kitus vaikystės, jaunystės, tu praleidi salėje su kamoliu. Ir tiesiog žinot, kad tu turi paaukoti kažkokį tai laisvalaikį ir taip toliau. Tai tiesiog žinoti, kur eini ir nepasiduoti. Aš taip siūlyčiau, kad ir vis tiek per tą darbą vis tiek rezultatai kažkada ateis, aš pažadu. Nu, super. Aš realiai labai labai pritariu visiems šitiem patarimam, pamokom. Smagu, kad požiūris tampa. Tvarkoju, o dabar kas liečia verslą. O kaip tu sugalvojai pradėti nuo būtent sportinio drabužių pardavinėjimo? Kas kaip nišos drabužių? Viskas iš tikrųjų prasidėjo nuo to, nuo jaunystės tas prasidėjo. Man nebuvo kažkokios specialios nišos, kad noriu su sporto drabužiais ar kažkuo. Tai čia tėtis tikriausiai skiepė tą gyslelę, tai aš su tėčiu pardavinėdavau ten peraugau kažkokius rubelius, žaisliukai nebereikalingi, ten bet kas. Ir aš eidavau su tėčiu, tėtis pardavinėja mašiną, aš ant kapoto užsidėjus kilimą ir susidėliojus, ką man reikia. Ir vaikas stovi prie tėčio ir renku tas kapeikas. Tada net būdama Ukmergės klube žaisdama krepšinį, kur žmonės tikrai mieste galbūt pažindavo, žinodavo vienintelę moterų komandą, žaidžiančių aukščiausiai lygoje komandos. Ten galbūt viena iš lyderių žaidė starto 5 ir vasarą tu tarp individualių treniruočių tu turgui dirbi. Ir visi, ką tu čia dabar? Bet man niekad nebuvo gėda, nes aš žinau, kad už tai aš paskui galiu sau leisti, o jūs negalit sau leisti. Tai tiesiog, ir tada prasidėjo kažkaip, pradžia prasidėjo mano gal savo nereikalingų daiktų visokiausių pardavinėjimas. Tada su šeima keliaudam kelionėse ir aš parduotuvėse ten, tėvelį, čia galite kokius saldainius rinkti nori. Ir aš pamačiau, kad yra tie tokie dideli plasmasiniai pakeliai, kur viduje daug mažyčių pakelių guminukų. Ir aš galvoju, čia ta idėja. Lietuvoje tai taip nėra, nes anksčiau taipgi nebūdavo, dabar tik turim Lidlą, kuris tą turi, bet anksčiau taip nebūdavo. Ir aš sakau, tai nesu mačius. Prisipirkau tų guminukų. Tada investavau visus savo sutaupytus litus, ten gal 100 litų ant tų guminukų. Visokiausių prisipirkau rūšių, nematytų kokių tik tais. Ir mokykloje tapau dilerė. Visi pertrauko, ateina prie Martinos, prieina, atidaryk kuprinę. Prieina, tai aš ne kažkokius tai nelegalius dalykus, bet guminukus pardavinėjai, pakelis 15 centų. Ir aš ten pardavinėjau tos guminukus, viską, o man kaifas, o man patinka, visa mokykla draugelė ateina per pertraukas, ką turi guminuko. Tada sumašiau savo kiemę nuo savose namuose Biržuose padaryti kaziuko mugę. Atsiskaičiavau, kiek ten gramais guminukai kainuoja, sveriami ten 100 gramų kažkokią kainą, prisidėjau nematytų rūšių. Ateina ten panos draugai nuo gatvės, visi kaimynai, pusė mokyklos, ten visi kraunasi, aš skaičiuoju, klasiokai mano malkiniai, atsimenu, kino teatrai įsirengė, bet labai nepasteisinęs verslas, nes siaubo filmus rodė, visi bijojo eiti. Bet, nuo to prasidėjo. Ir tada kaziuko mugės mokykla iš tikrųjų. Tai atsimenu, pirmas mugės, tai mamytė padėdavo man ten kokias, nežinau, želė gaminti, ten kokius piragus kepdavom, darydom.
O paskui irgi su šeima, iš tikrųjų labai su tėvais daug keliaudom. Ir labai džiaugiuosi, kad, pavyzdžiui, jie pinigus leido ne ant kažkokių mūsų rūbų, kaip mes atrodytumėm, bet ant kažkokių prabangių dalykų. Niekada neturėjau kažkokio tai geriausio telefono klasė ir kažko. Nors tikrai galėjom, gyvenom gerai, bet visą laiką investavo mūsų pasaulėžiūrą. Ir man būdavo toks kaifas, kai istorijos mokytoja ten rodo, kokia va čia yra Roma. Ir aš taip, aš buvau. Ir kas vaikai yra buvę? Aš. Tai tiesiog žiauriai džiaugiuosi tėveliam, kad jie tą išugdė, nes iš tikrųjų jaunas žmogus, kuo daugiau pamatai pasaulio, tuo tos ir idėjos kitaip generuojasi. O kai tu augi tam savam burbulė, tai tu mažai ir matai. O kuo daugiau tu pakeliauji, pamatai, tos idėjos atsiranda ir tave vis tiek taip išmoko, ugdo. Aš sakau, vis laik gyvenimas yra geriausia pamoka. Tai va tada su tėčiu keliavom į Vokietiją, atsimenu, ir užsukom į Sendaikčius. Ir ten pamačiau cukraus vatos gaminimo aparatą. Ten gal 30 eurų kainavo jisai tenais. Ar litai, eurai, man atrodo, jau ten tada buvo. Atsivežiau Kaziuko mugę, visą Kaziuko mugę. Jau Kaziuko mugė užsidarė pas mane dar eilė iki durų. Sukau tą vatą. Paskui darbinau klasiokų suktą vatą. Tai atsimenu, Kaziuko mugė ten vaikas, gal 150 litų užsidirbau. Tai čia kažkoks tai kosmosas buvo, čia tokie pinigai, o Jėzau. Tai tas aparatas, aišku, nusprogo nuo tokio krūvio, bet iš tikrųjų, nuo tokio pradėjau. Niekad neturėjau kažkokio, būtent, man kildavo idėja ir aš iškart darydavau. Nes verslė, aš manau, labai svarbu rizikuoti. Nes visi nori tapti verslininkais ir labai turtingais, bet nieko neinvestavė ir nieko nepadarė. Draugė sakydavo, oi, darom čia kartu verslą. Sakau, tai gerai, reiktų skaupo ten 100, ten mestis kažką, investuojam, perkam tą. Oi, tai čia labai daug. Ne, tai gal aš dar pasigalvosiu. Ir tu supranti, kad jau man nepakeliui. Nesmė yra, kiek tu investuoji, bet esmė yra nebijot. Aš tikrai esu daug verslų išbandžius ir esu ir tikrai nemažai praradus pinigų bet tu per tas laidas, tu tada išmoksti, tu supranti, kokia linkme judėti toliau, nes tu niekada nebus, kad iš karto atėjau ir tapau čia kažkokiu tai turčiam. Ne, tiesiog visada eini mokinies ir turi nebijoti rizikuoti. Man irgi tėtis visada išmokino, kad, tugi iš tėčio tokį gal verslumą turiu, iš mamos bendravimą ir man tas leidžia sukombinuoti tokį dalyką, kad, tu turi rizikuoti. Čia kaip tie posakiai, kas nerizikuoja, negeria šampano, tai čia labai labai panašiai, labai teisingai. Ir tada kažkaip pradėjau su dėvėtais drabužiais, aš atsimenu, tada su naujais drabužiais, tada turgai prekiaudama iš turgininkų sužinau visos turgaus paslaptis, kur jos gauna firminių drabužių. Tada iš tų firminių sužinau kitas vietas. Ir taip viskas, pradžiai buvau tokia namų dilerė ir turgus ir taip toliau. Man niekad nebuvo gėda, ką apie mane pagalvos ir čia, kad aš kažkokia krepšinė ar kažką turgui stoju, man niekad nebuvo gėda, nes kitom klasiokėm irgi skaido, tai gal ir aš čia norėčiau užsidirbti, su ko ateik, sakau, duosiu tau vietos, pasidėk savo drabužių kažką. Ne, turgu, eik, tu ką apie mane pagalvos. O man tai nesvarbu, ką apie mane galvoja, aš tiesiog darau. Tai tiesiog su drabužiais prasidėjo ir tada į Lietuvą atkeliavo Gymsharkas. Sportinė linija, labai gerai žinoma, ypatingai užsienio, Amerikoje, Anglijoje, būtent ypatingai treniruoklių salėse dirbančių žmonių, trenerių. Tai atkeliavo jie ir mes pirmieji Baltijos šalyse, man atrodo, jį įsigijom. Tai nusprogo internetinių užsakomų skaičius. Mes žiemą dar tada paštomatose kiekvieną turėdavo įdėti atskirai. Tai rankos nušaldavo, sėdėdavom prie to paštomato per 5, kol visus sutalpindom siuntinius. Ir tada gimė idėja, atsidarom parduotuvę. Tiesiog žmonėms bus patogiau pasiekti mus, pamatyti mus ir dar labai smagu dirbti su sportiniais. Ypač man, nemeluosiu, nes pati mėgsti kitos drabužėlius, viską. O šitos timpos labai man graži, šitos spalva graži. Ir, tai aišku, ir tiesiog pati išbandai prekę, pati irgi iš savęs nusiperki, taip galima pavadinti. Tai tiesiog ir šiaip man patinka bendrauti žmonėm, jeigu yra gera kokybiška prekė, man visada buvo svarbiausia kokybė, o ne tai, kad kuo daugiau. Pavyzdžiui, būna tikrai prekybvietėse siūlo, tikrai prastą prekę, bet tu nuo jos labai gerai gali uždirbti. Bet man nereikia, man svarbu mano vardas. Jeigu aš parduosiu tą vieną prekę ir uždirbsiu daugiau pinigų, tai aš gal geriau pasimsiu kažkokią gerą prekę, uždirbsiu mažiau, bet visi žinos, kad kokybiška. Ir tada grįž pas mane, žiūri visada ilgalaikę perspektyvą, o ne į tokius greitus pinigus, tokių stebuklų nebūna. Viskas tik per darbą ateina, aš taip sakau.
Tai va tada atidarėm vieną parduotuvę, kitą parduotuvę ir tada aš pastebėjau, kad ateina laikai, kad žmonėm jau geriau ne vienas firminis drabužis, kaip aš anksčiau galvodavau, bet kokie 3 geriau butikiniai. Nu, va, šiandien va, aktualu, tarkim, liemenės ir švarkai. Ir aš tau siūlau, va, žiūrėk, yra ten dizelio džemperis. Ne, man dabar čia tokia mada. Ten kokio man turkiško reikia, ten nežinau, liemenės ar kažko. Bet ir gerai, valio, aš prisitaikau prie auditorijos, jiem to reikia, aš tada ieškau kokybiškų kitos kategorijos prekių. Tai aš tiesiog stengdaus prisitaikyti tai, ko reikia klientui. O parduotuvė labai gera vieta, kaip sakau, išbandyti. Tiesiog pabandai vieną dalyką, kitą žiūri, ką perka, ko nori moteris ir tiesiog taip plėtiesi. Tai kažkokios vienos sferos neturėjau, bet tarkim, va, irgi žaidžiau paskui toj Budapešte, tai irgi atsiradau dar vienus tiekėjus. Tai aš jau grįžtu po sezono, bet kaip ir su daugiau žinių ir čia, nes aš jau žinau, ką vėl iš kitur, ką pirkčiau. Tai tiesiog tokios nišos, kad būtent sportinį nėra. Tiesiog dabar šiuo metu parduotuvėje turim daug Nike, Gymsharko, todėl pagalvojau, kad bus patogiau, nes tai yra tiesiog firminis dalykas ir su dydžiais paprasčiau ir su viskuo, kad žmogus ir internete užsisako, nunešioju Emą, užsisakysiu Emą, nu ir viskas bus gerai. Tai tiesiog paprasčiau šiuo metu yra, kol manęs nėra. O pavyzdžiui, kokių duotum patarimų galbūt tie, kurie turi drabužių parduotuvę, arba galbūt nebūtinai su drabužių parduotuvė būtų susijęs patarimas, bet apskritai, kurie verslu užsiema arba turi tą pačią parduotuvę, galbūt turi kažkokių grinai konkrečių iš patirties savo patarimų. Ką turėčiau pati iš tikrųjų išmokti, tai dirbti su socialiniais tinklais. Nes aš, pavyzdžiui, pati, čia būtų man patarimas išmokti, nes aš visą laiką labiau tokia senamadiško gal bendravimo ir tokio augimo, kad man reikia to ryšio su žmogum. Bet irgi ne per seniausiai su draugėm mieste geriu kavą, pribėga viena moteris. Jūs pamaiva? Nesusimėčiau, aš taip nesupratau galo. Sako, iš jūsų pirkau tos fainus treningiukus, kaip faina, sako, tęskit veiklą, sako, eina, sako, kaip fainai, sako, jūs ten išvažiuojat, girdėjau, sėkmė, sako, po sezono lauksim. Nu, koks kaifas. Tiesiog kažkokia nepažįstama moteris pribėgo ir paskui daug tų klienčių tampa draugiam. Paskui žiūriu, jos jau asmeninį mano Instagramą seko, jau po mano stories rašo, nuotraukas pakomentuoja, dar taip faina tas toks ryšys, to tokia moterų bendruomenė susikūrė ir va, bet ko aš nemoku dirbti ten Instagramo, ten viskas turi būti ten labai gražu ir, pavyzdžiui, atsiranda mada, kad dabar turi Instagramas ten būti kaip nušlifuotas, tarkim, labai gražus estetinis ir visi butikai estetiniai. O aš keliu tą patį ūkinį turinį. Va, žiūrėk, čia negavom siuntą. Tas gal ir yra blogai, bet čia yra mano būdas, nes aš viską darau natūraliai. Kažkada bandžiau ten fotosesijos, viską užsakyti, to gal ir reikia, man tą reiktų išmokti. Bet aš jau tokiu keliu, kad viskas bus natūraliai, ūkiškai. Nes dar, nežinau, man bent jau, kas nepatinka, pavyzdžiui, kiti labai daro viską per daug gražiai. Bet visos mes esam skirtingos ir tą patį drabužį išdėjus ant tos ir tos moteris, jisai atrodys skirtingai, nereiškia, kad tai gražiai, o tai negražiai, bet visos esam skirtingų formų ir vienai galbūt tas drabužis atrodys stebuklingai, o kitai kitas magiškai. Tai tiesiog būtent neit tą vienod su visa masė kartu, kažką turėti, kažkokį savo cinkelį atrasti ir tiesiog palinkėčiau, nu, va, kažką savito turėti, nedaryti, kad, o čia tie dabar dar, tai ir mes taip darom. Nes, nu, jeigu tu nori kažką padaryti geriau ir tu kažką lygiuojasi, tai maks, kad tu padarysi, tai susilygiuosi, bet tu nebūsi geresnis už jį, nes jis tą sugalvojo. Tai kažką vat naujo, kažkokį cinkelį turėti kažką. Čia va taip, kaip aš dabar mokinuosi dirbti su socialiniais tinklais, bet dėl to, nes va tai man padeda su klientėm bendrauti, galbūt kitiem įdomu tiesiog va apie sporto gyvenimą ar apie kažką. Dabar irgi jeigu keliauju, stengiuosi kažkokius patarimus, tipsus duoti. Tai, nu, bet visi mokinamės, bet tiesiog aš nebijau bandyti kažko naujo, nesvarbu, kad dabar visi taip daro, o aš, nu, bet man taip, pavyzdžiui, patinka. Tai tiesiog būti daugiau dinamiškiam. Tai pirmas realiai patarimas būtų dirbti su socialiniais tinklais ir antras turėti kaip, nebijot bandyti kažko naujo. Taip, būti dinamiškiam ir nebijot rizikuoti. Ir nebijot rizikuoti. Čia mano pagrindinis būtų nebijot rizikuoti, nes galbūt tau nepasiseks ir tu veiklą turėsi uždaryti. Bet tame nėra pasaulio pabaigos. Gal per tą visą dalyką tu atrasi kažkokių pažinčių ir tu kitą verslą sukursi, kitų idėjų. Nes tų drabužių parduotuvių Lietuvoje mes turim tiek, kiek, nežinau, nei viena šalis tikriausiai neturi tiek butikų.
kaip ir paprastų maisto prekių parduotuvių. Kitur nuvažiavusi kokią Ispaniją, ten už miesto viena didelė parduotuvė ir viskas. O čia parduotuvės ant kiekvieno kampo. Nu, tokia šalis esam. Žmonių mažai, bet pasiūlos milžiniška. Tai tiesiog nebus taip, kad visi išsilaikys. Man aišku liūdna, kad korona sugriovė tą natūralų ryšį tarp žmonių. Nes dabar visi tokie įpratę būti internetiniais ir taip toliau. Ten parduotuvė 200 metrų nuo žmogaus ir žmogus siunčiasi į paštomatą, kur gali ateiti, išsimatuoti ir viską išsirinkti. Nu, to aš nesuprasdavau. Bet visiems dabar matyti taip kažkaip taip vat lengviau pasikeitė tas mąstymas. Ir šiaip visi sulindo į tos socialinius tinklus ir labai užkišo srautą. Ten anksčiau keldai vieną nuotraukėlę, bam, pusę pamatė žmonių, atrodo tavo auditorijas, dabar kažką įkeli. Ant tiek užgrūsta, nu, kad labai sunku, iš tikrųjų labai sunku klientui atsisijot, kas yra gerai. Nes, pavyzdžiui, būna tiekėjų nuotraukos vienodos, bet, pavyzdžiui, gali būti pas jį kaina 15 eurų, o pas jį 35. Nuotrauka ta pati. Ir visi sakys, tikrai perku kur 15. Bet jūs nežinot iš prekybinės pusės, kad to, kur 15 savikaina yra gal 5, o to, kur 35 jo savikaina 15, nes ten yra geresnis audinys, geresnė kokybė, pasiuvimas ir taip toliau. O jie mato tik tą pačią nuotrauką. Todėl per tą srautą užkišimą tokį begalinį žmonėm labai sunku atrasti ir tą kitą prekę, nes nebūtinai pirkdamas pigiau tu gausi geriau. Aišku, dabar kiti ir naudojasi tuo, nes visis, pavyzdžiui, ten, kaip pavyzdys, kokios ten Nike, nežinau, Pro Tamprės 80 eurų kainuoja ir visi, tai kaip pas jūs gali būti 38? Nesąmonė, neoriginalai. Sakau, jeigu jūs norite, aš galiu padidinti kainą, jeigu jums netinka. Aš galiu jums duoti už 55. Bet pas žmonės dabar taip veikia iš tikrųjų, kad pavyzdžiui, jeigu uždėtum, kainavo 120, dabar 80 perku. O jeigu aš iškart padarysiu 38, tai tikriausiai neoriginalai. Bet čia ir vyksta tas žiaurus, kad žmonės, kai perka internetu, jie antiek yra apgaunami visų, antiek tokiam burbule gyvena, kad jie nebemato. Ir man taip kitasi, kad atrodo, aš kartais net irgi namie grįžtu ir galvoju, ką aš blogai darau, pigiausiai padarius kainą, bet neperku. Tai ką man dabar pakelti kainą, užbraukti ir tipo tiek kainavo? Nu nesakau, aš gerai, aš bandau išlikti savim, bet žiauriai ta žmonės veikia, jie geriau pirks iš 100 į 20, iš 180 nes akcija, negu iškart, pavyzdžiui, iš 40. Nes tada neoriginalai taip negali būti. Bet antiek ta medija yra išpūsta ir padaryta, kad mes žmonės įtikinti, kad būtinai daiktas turi tiek kainuoti ir tiek jis kainuoja. Tai man to gaila, kai tokio internetinio srauto nebuvo, tada visi eidavo gyvai į parduotuvės ir būdavo visai kas kita. O dabar, kas daugiau pasiūlys, kas daugiau pakels kainą, tai tokio žmogiškumo trūksta. Ir tarp pačių žmonių labai trūksta žmogiškumo, nes įvairiausių situacijų su klientais iš tikrųjų susiduriu. Tai šiais laikais net rašyti, užignorinti, ten apgauti ir taip toliau jau tapo norma, kas man visiškai yra nesuvokiama. Atrodo, gatvėje aš dabar sutikčiau, tu man sakytum labas, aš sin. Dabar toks iš tikrųjų pasaulis vyksta, bet taip internetinė erdvėje žmonės daro ir aš taip galvoju, tai jeigu dabar gatvėje jūs taip padarytumėt, aš perku, labai prašau, palauk algos 2 dienas, tikrai prašau, dar 5 moteris manęs prašo didesnę kainą. Na gerai, pasitikiu tavim. Už 2 dienų blok. Ir gaila, bet dabar toks yra pasaulis, bet viskas dėl to, nes per daug visi tą internetą. Ir aš galvoju, kitas įknudėvės, išlyskit ir iš to interneto, tiesiog pabūkit šiaip žmonėm, nori taip gyvenime darytumėt. Ypač kai mamos, pavyzdžiui, taip negražiai elgės, aš galvoju, jeigu jūs savo vaikus taip auklė, tai labai liūdna karta auga tada pas mus. Bet yra ir labai fainų žmonių, tikrai, kurios nepagaili to gero žodžio kitam ir tikrai yra nerealių klienčių. Bet visur visokių yra, visokių reikia, kaip sakant, nebūtų kitiem visokių darbų. Na jau, visokių yra, visokių reikia. O galbūt buvo dar kažkokių papildomų iššūkių verslė, su kuriais teko susidarot. Pavyzdžiui, galbūt klientai visada, jau pakalbėjom apie nuolaidas, bet galbūt visada nori nusidėrėti, arba galbūt parduotuvės išlaikymas, pavyzdžiui, iššūkis. Ir mano auditorija irgi bus, galbūt įdomu, tai sužinot, gal kažkam padėsim irgi. Iš tikrųjų, tai su parduotuvės kaštais įvairiais pastebėjau, kad kai pati dirbė, tai viskas visai kitaip gaunasi. Su darbuotoja labai sudėtinga, nes darbuotojas sėdi savo, ir viskas, jam neįdomu iš dalies, jisai gauna algą ir pinigus ir viskas. Ir aš turėjau tokią vieną
studentė darbuotoja, kur tiesiog žiūrėdavo filmus, nu ir aš ateinu, žiūrėk, sakau, nu čia netvarkingo, aš dar netoks žmogus, kur čia sakyčiau, ar kažką aš dar į pietų atneždavau viską ir taip, pasižiūrėk, sakau, na bet kaip čia netvarkinga, ar kažkas, ai, nu tai čia tu sutvarkysiu, kitą dieną sutvarkysiu. Ir, nu, ir tiesiog suprantu, kad o pats, kai dirbi, tai tu vis tiek max full. Tai labai sunku darbuotoją iš tikrųjų atrasti gerą. Aš buvau atradus labai gerą darbuotoją, kas kišiausia mano draugė, vaikystė, su kuria nepalaikėm, nežinau, kokius 8 metus jokio bendravimo ir tada jinai man parašo, žiūrėk, o tai dar laisva ta vieta darbo. Aš jau ją žinau kaip žmogų ir vis tiek, kai draugiai, vis tiek to būtų gėda, nu kažkaip nesusitvarkyti ar kažką. Tai iš tikrųjų žiauriai, va irgi myliu ją, tai palaikau, bet neišvyko irgi užsienį. Tai, nu, vat, ją turėjau. Tai vienas didžiausių tokių iššūkių, gal susiras gerą darbuotoją, aš taip sakyčiau. Kas liečia su patalpas, iš tikrųjų, ypač Kaune pastebėjau, kad labai mažai patalpų iš tikrųjų yra verslui, parduotuvėm. Aš kažkaip tikėjau, kad vat, pirmoji buvo Savanorių prospekte Kaune parduotuvė, antroji Ramainis. Aš labai galvau, va, taigi čia Ramainiai, čia tiek daug žmonių, gal 30 000 žmonių aplink tos kvartalus. Gerai, tai Ramainiai užliedžiai, galvoju, čia tiek daug žmonių. Ir galvoju, nu čia tai labai gerai pavyks. Bet vis tiek savanoriai yra savanoriai, pavyzdžiui. Tik išėjus iš Ramainių, tada visi, tai kur jūs dingot, bet vat Ramainiai vis tiek tai tokia gatvė žmonėm, pavyzdžiui, žmogus iš Ramainių atvažiuos į savanorius ir sakys, oi, kaip čia arti, bet iš savanorių atvažiuoti Ramainis, oi, čia kaip toli, 15 minučių man rodo. Nu tai vat tiesiog žmonėm dar ta labai vieta veikia, kad vat, nežinau, atrodo 10 minučių, 8 iki manęs davažiuoti labai toli, tie Ramainiai. Toli. Tai va tas dar labai toks irgi faktorius būtų galbūt. Nežinau, net daugiau iš tokių vat svarbesnių faktorių. Nu, man tai darbuotoja vat labai sunku buvo susirasti, o iš visų kitų dalykų tai tiesiog visokie praradimai, verslų, kai dieną naktį dirbi, tikrai būna tokių dalykų, kur nu, nepasiseka, nepasiteisina, siunta prarandi, tai tiesiog nu ir liūdna ir visko, bet nu, tiesiog gyvenimas eina toliau, darai toliau, visur taip yra ir tų sunkumų bus. Tik tais vienetiniam pasiseka ten sukurti Facebook ar kažką ir iš to uždirbti milijardus paskui, bet nu, čia vienetiniai žmonės bet ir jie irgi dirbo, matyt, gal jie prieš tai dar 5 programėlės kūrė metus, bet nepavyko. Nu, tai sakyčiau, va tiesiog tas nebijojimas būti kitokiu ir bandyti. Viena portė pasiteisino, kita nepasiteisino. Kokią trečią daryčiau? Nežinau. Bet irgi bandyčiau, gal gautus, gal nesigautų. Tai tiesiog bandyti. Tai iš tavo pusės būtų taip. Bandyti, gerą darbuotoją svarbiausia rasti ir dar daug lemia vieta. Taip, aš manyčiau, kad taip iš tikrųjų. Aišku, dar nuvatė socialiniai tinklai, bet aš nelabai apie juos lendu komentuoti, nes pati tikrai nesu labai gera tame, čia mums reikia tikrai tobulėti tame ir reikia pagalbos tame, bet kadangi išvykstu, tai tiesiog dabar va taip palieku, šiek tiek užsimindama bet tikrai niekur nepabėgu nuo mano klienčių, jau jos man rašo, jau klausia, ar tik nepabėgu, tai sakau, tikrai nepabėgu. Tai aš jaučiu, kad ta motyvacija ir energija versle, kitaip pasakysiu, tavo versle, vat, motyvacija ir energija jaučiu išlaiko grįžtantis klientai tie patys ir tai, kad tu dar investuoti į krepšinį gali iš to. Taip. Ir iš tikrųjų, man parduotuviai, tai man motyvacija, aišku, kad vat, pamatai skaičiukus mėnesio gale ir labiau gal ne kiek čia, oi, čia pavyko uždirbti, bet fainai pasiteisino, tas veikia ir tada toks azartas, kad nori daugiau, geriau, tas toks tobulėjimas atsiranda, dar didesnė motyvacija, toks spyris savo išigna, kad va, dar galiu geriau. Bet iš tikrųjų tas žiauriai fainas dalykas yra klienčio atgalinis ryšys. Nu, žiauriai fainas, iš tikrųjų grįžtų vakare ten jau prieš miegą vartau tą telefoną ir parašo ten, nesvarbu naktį, bet kada ir, nu, tiesiog, va, kaip faina, va, gau siuntą, arba sutinku mieste, žiūriu, ta pati klientė. Visada irgi kokį žodį pasakau, pasisveikinu, pagiriu. Kažkaip niekada negalėjau gero žodžio kitam. Tai ir va tos irgi, nu va tas atgalinis ryšys iš klienčių, nu žiauriai, man, pavyzdžiui, svarbus ir labai, labai fainas, man tai labai veža, kad ten, nežinau, Instagram'e populiaru kažkokį laukelį įdėti, kad kažką parašytų ir kitasi, kad atrodo, nu negi sunku ten vieną žodį įdėti. Nu vieną žodį įdėti.
Bet už ekrano esu aš, kur, nu, taip laukiu, taip žiūriu, taip stebiu, nu, kaip faina, kai kažkas kažką parašo, pakomentuoja, atsako, paklausia galų gale. Ir kitas tik tas paprastas paklausimas kažkoks, gal jam atrodo tai nieko, bet man tai žiauriai daug ką reiškia. Tai, bet aišku, visokių yra žmonių, visokių, ta sunkioji verslo pusė dar yra susitaikyti, kad bus ir labai prastų klientų, kur, pavyzdžiui, ateini parduotuvę, ateina dvi elegantiškos damos ir jos išeina iš kabinos ir tu randi pusę drabužių suplėšytų, nupudruotų, su dėmėm ir išverstų kitą pusę ir numestų, kaip nežinau, kaip namie, kai po dušo išlipi ir nešvarus rūbai. Ir tada tu pagalvoji, nu nieko savo elegancija. Išoriai elegancija, bet viduje tai purvas. Ir daug tokių iš tikrųjų moterų sutikdavau per tą, arba būdavo irgi tikrai situacija, kur nusiperka suknelės, pabūna balių ir paskui tau atneša suknelę ir tu matai, kad ten prišoktos pažastys, suprakaituotos suknelių, visokių dalykų būdavo. Tai, nu, bet tos geros klientės, antiek jos atsveria viską, kad tu paskui labai greitas kitas pamirši. Nu, supratau. Nu, puiku. Graži istorija. Kokie būtų tavo tikslai per likusius šitus 24, jeigu turi pasiplanavus, ir per sekančius metus tikslai? Sporte iš tikrųjų labai sunku planuoti ir galvoti, kad ko norėtum. Nes būna susiplanuoja ir tada kokia trauma ir ta iliuzija va taip. Ir mano sužadėtiniu va taip nutiko ir iš tikrųjų, nu, tu pagalvoji gyvenime, tu 4 metus žiūri į vieną tunelį ir tu eini tik į tą tunelį, kiekvieną dieną atsikėlęs, tu eini tik tuo tuneliu, per skausmus, vargus, per viską, eini į vienu tuneliu. Ir tada ar dėl traumas, ar šiaip visokiausių neteisybių sporte, visko yra. Ir tiesiog va taip subliūkšta. Ir tada, nu, taip negera viduje ir galvoju, nu, ką aš blogo padariau, aš taip tuo gyvenu, taip to stengiuosi, ten mirčiau aikštelį, kad ten būčiau, nu, bet tai neatsitinka. Ir atrodo viskas, gyvenimas sužlugo, nu, bet gyvenimas eina tolyn ir tiesiog sportą mes nieko neplanuojam per daug į priekį ir apskritai negalime sportininkai net atrodo pas dantistą užsirašyti, ką jau bekalbėti pas kirpėją, nes tiesiog tu nežinai treniruočių grafikų, gal savaitę į priekį tu gali žinoti, maks. Daugiau tai viskas keičiasi ir keičiasi. Tai sakau, mes tokie biški kitokie žmonės. Bet, nu, va dabar žinau, kad išvykstu žaisti į Ispaniją. Tai už savaitės išvažiuoju žaisti į Ispaniją, vėl nauja patirtis, naujas klubas, vėl viskas iš naujo. Nežinau kaip man ten seksis, kaip ten bus, bet va toks tikslas. Vasarą vėl labai svajoju šitą kamuolį į rankas paimti, laukiu, nekantrauju, vėl visokios rinktinės, turnyrai. Tai vasara tokia būtų irgi, nes lygiai taip pat ir turnyrai, ir rinktinės, jos viskas eigoje vyksta. Į kai kurias rinktinės tu turi įsikeliauti kelialapį, į kai kurias tu gauni kelialapį ir tu nieko nežinai. Kitus turnyrus būdavo, kad mes kaip ir žinom, kad turėtumėm važiuoti, bet 2 dienos prieš kaip ir nežinom. O savaitgalį turnyras Kanadų kaip ir yra Lietuvai rašyta, bet ar mes ten važiuojame. Labai daug tokių dalykų yra niuansų su sporte, kur tu realiai sporte išmoksti gyventi šią dieną. Tu negali planuoti, nes ypatingai kokios šventės, fainos ten būna, oi, dalyvausi mano gimtadienį, čia mano ten vaiko krikštynos ar kažkas. Kuo daugiau tu savo susikursi galvoj iliuzijų, paskui tau daugiau skaudės, jeigu į kažkas nepavyks. Tai tiesiog aš tai noriu išmokti pati asmeniškai per šitus metus tiesiog daugiau pasidžiaugti mažais dalykais. Nes kitas įkant tiek tu į vieną dalyką susifokusuoja, kad viskas čia man gyvenimas, gyvenimo svajonė. Ir taip, galbūt yra gyvenimo svajonė kažkokia tai, bet ne visada viskas pavyksta. Nors tu ir daugiausiai dirbi, daugiausiai nori ir nežinau, per kalnus traumas viską lipi. Bet nu, gyvenimas nesibaigia ir tiesiog reikia mažais dalykais pasidžiaugti. Ten aš kitas iki jau atrodo, ten kažką labai stipriai darai, kažkas sekasi. Ir paskui pasižiūri, kad ten kitas žmogus tiesiog džiaugiasi, kad ten, nežinau, moteris pusryčių silojo padarė. Ir kuo įplemba. Aš irgi labai dažnai tą darau, bet jau kažkaip nebesidžiaugiam, tapo įprasta. Ir tiesiog, nu, džiaugtis mažais paprastais dalykais labiau, nes tada tu įvertinsi dar labiau tos didžiuosius, kai jie nutinka. O versle? Tai kol būsiu užsienį išvykus, tai
galbūt socialinių tinklų pagalba paskatinti klientės nepamiršti ir apsipirkti e-shop'e, nes vis tiek Lietuvoje būnantis sužadėtinis, nu jisai irgi keliaus po užsienį, bet Lietuvoje turėsi pagalbos, išsiųs užsakymus kuo greičiau. Tai tiesiog išsilaikyti, kad nepamirštų, o būtent plėstis ir visa kita, tai nebent jeigu kažkoks tarpas atsirastų ten be turnyro ar kažkas, arba žinoma, kai jau nežinau, ten ar vaikai, ar ten po karjeros, tai labai daug turiu svajonių su parduotuvė, irgi labai daug. Jau mane sužadėtinis stabdyk arklius visą laiką sako, jau žinau, kad sako, aš jau sėdžiu kitąsyk jau, tai aš šiaip pažiūrėsiu patalpų, kokios geros, ir sako, Martina, ne. Gal nuvažiavam, pasiskambinam? Ne, Martina, bet aš suprantu, kad tai yra teisingas žingsnis, nes aš sudėsiu visą energiją ten ir galbūt aš nepadarysiu, kur man čia metu reikia, nes ypač sporte svarbus amžius. Versle nesvarbu, aš ir 50 ir 60 galėsiu tą patį daryti. Aišku, gal išvaizda viskas keisis ir taip toliau ir kiti dalykai, bet sporte tai yra čia ir dabar. Po 10 metų gal aš labai norėsiu, bet tiesiog jau kūnas sakys, jau viskas, Martina, jau savo laiką turėjai. O ypač mes sporte, tikrai, nes profesionalus sportas tikrai nėra sveikata. Jau mūsų sąnariai ten tikriausiai tokie patys kaip močiučių tikriausiai. Na, aš tikiu, tiek energijos reikia įdėti, treniruočių, tiek disciplinos, tiek tai. Taip, realiai mes žinom, kad mes save drožia, mes tokie savotiški mazochistai realiai. Nes aš irgi kiek žaidus ten su stresiniais lūžiais, bet tu žaidži, nes tau tuo metu atrodo tai svarbiausias gyvenimo varžybos, kur tu po 5 metų galvoji, nei ten svarbės, nei ten ką buvo, žaidžiau susilaužytą, tarkim, kažkokią ten irgi stresinis, tarkim, lūžis buvo, žaidžiau, ar dar visokių nesąmonių, bet tuo metu buvo svarbiausia ir tiesiog mes drožiam savo kūną, realiai prievartaujam save, bet su šypsena veidą. Tokie mes esam. Labai, labai gražu. Tai noriu padėkoti, kad atvykai, pasidalinai tiek krepšinio patarimais, tiek istorijom su savo karjera, tiek apie verslą, apie viską. Ir gali pasidalinti, kur ras tavo parduotuvę. Kaune, tai gali rajoną paminėti ir socialinius tinklus. Iš tikrųjų, turėjom ofisą Partizanų gatvėje, bet dabar jo nebeturėsim. Tai liks tik e-shopas, nes kadangi neturim darbuotojų ir kas prižiūrėtų ir noriu viskam pati daryti, tai galite rasti mus www.pamaiva.com, labai lengvas įsimintinas pavadinimas. O galbūt apie gyvenimą, įvairiausius tipsus pas mane, įvairiausių yra temų. Sportas, nesportas, verslas, kaip tik šausi galvą arba šiaip parašyti, pasidalinti kažkokią žinutę ar paklausti, tai MP3-9. Jo, viską žinot, viską išklausėt. Ačiū jums ir iki kitų kartų. Ir ačiū tau. Ačiū labai, buvo smagu.